Kas susižėrė statulėles 68-uosiuose Grammy? Kuo savo jubiliejinėme koncerte nustebino brolių Tautkų Rondo? Kurie atlikėjai ar grupės tęsia atranką į Euroviziją? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Vasario 1-ąją Los Andžele nugriaudėjo vienas ryškiausių ir plačiausiai aptarinėjamų renginių – 68-oji Grammy muzikos apdovanojimų ceremonija. Išsipusčiusios žvaigždės rinkosi į Crypto.com areną, kur buvo nutiestas raudonas kilimas. Puošniame renginyje savo stilių demonstravo garsiausi pasaulio atlikėjai – nuo Sabrinos Carpenter ir Rosé, Billie Eilish, Kehlani ir kitų žvaigždžių, kurių įvaizdžiai aptarinėjami tiek socialiniuose tinkluose, tiek mados leidiniuose. Pagrindinį vakarą vedė žinomas komikas ir televizijos laidų vedėjas Trevor Noah. 2026 metų Grammy apdovanojimuose reperis Kendrickas Lamaras laimėjo kelias svarbias statulėles ir tapo vienu ryškiausių vakaro nugalėtojų. Jis atsiėmė net 5 statulėles – metų įrašo, kurį gavo singlas Luther, įrašytas kartu su R&B atlikėja CZA, geriausia melodinė repo interpretacija, geriausias metų repo albumas, geriausia repo daina ir geriausia repo atlikimo versija. Atlikėjas taip sumušė rekordą, tapo daugiausiai Grammy apdovanojimų laimėjusių reperių istorijoje, aplenkdamas Jay-Z pagal bendrą laimėjimų skaičių. Reperis Bad Bunny pelnė metų albumo apdovanojimą. Tai pirmas kartas, kai taip pagerbiama kūryba ispanų kalba. Ir dar 2 statulėles – geriausias muzika urbana albumas ir geriausias pasaulinės muzikos atlikimas. Metų dainos statulėlę dalinosi Billie Eilish su broliu Phineas už kūrinį Wildflower, o geriausia nauja atlikėja tapo Olivia Dean. Grammy muzikos apdovanojimų ceremonijoje tarp nominantų nuskambėjo ir lietuviška pavardė. Amerikos lietuvis garso inžinierius Gintas Norvila kartu su masteringo inžinierė Jennifer Nulsen buvo nominuotas geriausiai įrašyto klasikinės muzikos albumo kategorijoje. Latvių dirigentas Andris Nelsons pelnė apdovanojimus 2 kategorijose – geriausio orkestrinio atlikimo ir geriausio klasikinio instrumentinio solo atlikimo. Geriausias popmuzikos solinis kūrinys tapo atlikėjos Lola Young daina Messy. Geriausias popmuzikos vokalinis albumas Lady Gaga Mayhem, o geriausias muzikos vaizdo klipas Doechii Anxiety. Metų muzikos šventė neapsiėjo ir be netikėtumų. Didžiausios JAV muzikos žvaigždės ceremonijoje pasisakė prieš šalį krečiančius imigracijos reidus, o toną tam padiktavo Puerto Riko megažvaigždė Bad Bunny. Prieš sakydamas ačiū Dievui, pasakysiu Eis lauk. Mes nesame laukiniai, mes nesame gyvūnai, mes nesame ateiviai, mes esame žmonės ir mes esame amerikiečiai. Sakė dainininkas po to, kai jam buvo įteiktas Grammy apdovanojimas už geriausią muziką urbaną albumą. Ryškiausiuose muzikos apdovanojimuose, kaip ir dera, netrūko ekstravagantiškų įvaizdžių, rock'n'rolliškų provokacijų ir žinoma nuogybių. Tikimės, kad kitais metais vyksianti 69-oji ceremonija nenusileis šiųmetiniai. Vasario 7 dieną Kauną drebino įspūdingas koncertas Žalgirio arenoje, skirtas brolių Tautkų įkurtos legendinės grupės Rondo 50 metų jubiliejui paminėti. Pasveikinti jubiliatų susirinko gausus būrys atlikėjų, tiek ilgamečių scenos bendražygių, tiek jaunosios kartos muzikantų, užaugusių su legendinės grupės kūryba. Vakaro metu svečiai kartu su Rondo atliko geriausiai žinomus grupės kūrinius, tapusius neatsiejama Lietuvos muzikos istorijos dalimi. Neseniai į Lietuvą sugrįžusiai atlikėjai Nora Blue buvo patikėta atlikti vieną jautriausių ir visai šaliai atpažįstamų kūrinių – Trečią atsidusimą. Dėl išskirtinio balso tembro ir emocinio atlikimo ši daina tapo vienu įsimintiniausių vakaro momentų. O kartu su atlikėja dainavusi arena sukūrė ypatingą vienybės jausmą. Po pasirodymo atlikėja neslėpė emocijų ir sunkiai tramdė džiaugsmo ašaras. Kai girdėjau visą kartu dainuojančią areną ir mačiau sudrėkusias žiūrovų akis, kelias akimirkas turėjau nuryti gerklėje įstrigusį ašarų gumulą. Arenos ir dainos emocija taip stipriai užvaldė, kad tiesiog skridau.
Esu nepaprastai dėkinga už man suteiktą galimybę. Emocijomis dalijosi Nora Blue. Po audringai sutikto pasirodymo netilo sveikinimai ir pagyros, todėl atlikėja kartu su prodiuseriu nusprendė įrašyti šią dainą studijoje ir artimiausiu metu ją pasidalinti su savo klausytojais. Tikimasi, kad nauja kūrinio versija leis dar kartą išgyventi Žalgirio arenoje tvyrojusią emociją ir taps ypatinga dovana gerbėjams. Įspūdingame renginyje kartu su grupe pasirodė ir Kauno simfoninis orkestras, Alvydo Tautkaus sūnus Raigardas Tautkus bei jo vadovaujamas šampaninis Kauno choras, sukūrė išskirtinę emocijomis prisodrintą muzikinę kelionę. Vasario 21-ąją įvyko paskutinė 5-oji nacionalinės Eurovizijos atranka. Joje, kaip ir praėjusiuose, pasirodė 8 dalyviai. Grupė Hanzanova, Lokytė, Matas Lygeika, grupė Il Senso, Jokūbas Jankauskas, grupė Walls of Water, Aika ir Lolita Zero. Šių atlikėjų ir grupių pasirodymus atidžiai stebėjo profesionalų komisija. LRT vyriausiasis popmuzikos redaktorius Ramūnas Zilnys, režisierė grupės Kamanių šilelis siela Kamilė Gudmonaitė, LRT radijo laidų vedėja, žurnalistė, pianistė Gerūta Griniūtė, trombonininkas, aranžuotojas, kompozitorius Ievaras Jasinskis ir LRT Opus laidų vedėja Kamilė Tumelytė. Neoviduramžių muziką atliekanti grupė Hanzanova jau 3 metus iš eilės dalyvauja atrankose. Publikai šį kartą kompanija pristatė kūrinį Lumina. Jie LRT didžiojoje scenoje pasirodė pirmieji ir šiemet į konkursą grįžo su tamsesne, labiau atmosferinė kūrybinė kryptimi. Įvairių muzikinių projektų dalyvė Lokytė didžiojoje scenoje debiutavo su euroviziniu kūriniu Vilko akių. Jį parašė Vido Bareikio, kuris prisidėjęs ir prie šio kūrinio atsiradimo organizuotoje kūrybinėje stovykloje. Tai pirmas autorinis jos kūrinys, kuriuo ji debiutavo kaip solo atlikėja. Instrumentalistas, muzikos prodiuseris Matas Lygeika Eurovizinėje atrankoje ne naujokas. Matui tai jau 3 bandymas. Šiais metais publikos ir komisijos dėmesį ir balus jis siekia užkariauti autorinę dainą Svetimi. Eurovizinėje scenoje naujos sudėties Il Senso atliko dramatišką kūrinį apie drąsą išlikti savimi Brave Enough. Ir šiuo pasirodymu siekiančiu sujungti operos didybę ir popmuzikos spindesį atrankoje pradėjo pirmąjį naujos sudėties sceninį etapą. Kretingiškis Jokūbas Jankauskas prieš lipdamas į LRT didžiąją sceną atlikti eurovizinio kūrinio Shine savo gerbėjams Facebook'e žadėjo: atiduosim viską, ką tik turim. Pasak atlikėjo, tai daina apie spindėjimą iš vidaus, savo profesijoje, turėjimą savo nuomonės ir jos gynimą. Gausi ir dinamiška tarptautinė kompanija Walls of Water, kurios lyderis Jonas Vilimas ant scenos subūrė savo bičiulius iš Vilniaus gyvenimo, šiemet debiutavo scenoje su daina Unshakable. Popmuzikos, džiazo atlikėja, kompozitorė ir balso pedagogė Jekaterina Fiodorova žiūrovams jau pažįstama iš pasirodymų įvairiuose televizijos projektuose. Taip pat ir atrankoje, kur ji yra pasirodžiusi Katrina slapyvardžiu. Šį kartą į sceną įžengė kaip Aika su lietuviškai japoniška daina Ragana. Šių metų atrankas užbaigė kino filmų žvaigždė, varjetė karalienė Lolita Zero su kūriniu Salve in meum mundum. Raguota provokatorė į Eurovizinę sceną žengė 3 sykį ir surengė didžiulį šou, kuris žiūrovus perkėlė į veidrodžių karalystę, kai nežinai, kur realybė, o kur tik jos atspindys. Susumavus televizijos žiūrovų ir komisijos balus, paskutiniai patekę į atrankos finalą yra Lolita Zero su daina Salve in meum mundum ir Walls of Water su kūriniu Unshakable. Tiesa, po paskutiniojo pusfinalio LRT nustebino pranešimu, jog Eurovizijos gerbėjai gali balsuoti ir išrinkti papildomą kūrinį, kuris sugrįš į finalą. Daugiausiai balsų surinko Nora Blue su Hold My Own, tačiau dainą taip pat pamatysime finale. Ir tai užbaigė šių metų nacionalinės Eurovizijos atrankas. Finalas, kuriame ir sužinosime, kas keliauja į vieną, įvyks jau šiandien Vilniaus Twinsbet arenoje bei gyvai per LRT televiziją. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!